Kągi, sveiki gyvi. Šiandien nuleido sniegą. Tai sakau, biškį pabandysiu gal atlėkti iki savo lauko, pasižiūrėti, kaip bent jau rapsas atrodo. Bet kanalas o štai praktiškai pilnas. Perlipti aišku nepavyks. Rapsas randasi už kanalo. Tai su dronu paskraidžiau trupučiuką, pasižiūrėjau. Tai matosi trupučiuką vietų, aišku, kai per naktį nuleido staigiai sniegą, tai yra vietos, kuriuose trupučiuką stovi vanduo, bet nėra taip kritiškai, kad būtų apsemta. Ten toliau mačiau elnių būrelis lakstė, tai vadinasi, jie dar kažko randa. Ir čia būtent rapsas yra tas, kur pasėtas su lydinčiais augalais. Tai kaip matosi, kad, sakykime, gal ne 100% visi nušalę, bet didžioji dauguma yra, aišku, jau nušalę. Greičiausiai dobiliukas yra išlikęs, o visos kitos kultūros jau greičiausiai, kad bus nušalę. Tai va, dar trupučiuką ir į kviečius čia šalia, kur buvo į pupas pasėti. Tai va, iš rudens čia jisai jau ką gavo, tą gavo. Tai dabar žiūrėsim, kaip toliau ta žiema klostysis. Nes eiliniai metai prieš kalėdas nuleidžia sniegą. Ir po to, iki kalėdų dabar buvo 2 savaitės, taip gan stipriai šalo, nors čia pas mumis labai daug nebuvo to šalčio. Man atrodo, kažkur tai 9 laipsniai buvo žemiausia temperatūra nukritę, bet sniego pas mumis buvo netaip jau ir mažai. Tai matosi, kad viskas dar kol kas yra normaliai. Čia kadangi tas kanalas turi pavadinimą, tai yra, išlieka tas reikalavimas palikti tos 3 metrus. Bet tik tiek, kad žemės savininkui tai žemė atmatuota yra iki kanalo vidurio. Eilinį kartą yra apvagiami žemės savininkai, nes tu iš čia negali iš šito imti jokio derliaus. O ūkininkas be derliaus, tai koks ūkininkas? Na, štai atbildėjau iki rapsų. Rapsas pas manęs yra rudenį nepurkštas. O čia va yra tokie kažkokie proberžiukė išlikus. Bet taip kaip ir sakiau, visos tos lydintys augalai jie va yra. Čia facelija va buvus nušalus, matosi. Čia ir dobiliukai matau va yra apšalę. Čia likęs ar saradėlė yra, linų buvo. Šiaip ganėtinai gražiai viskas nusileidė. O iš tų kažkurie tai vikiai greičiausiai atlaikė šiek tiek. Bet nemanau, kad jie išgyvens iki pavasario, nes juos paprasčiausiai nusmauks dar vienas šaltis ir juos nusmauks galutinai. O rapsas, ką žinau, man tik vienintelė, kas facelija nelabai čia patiko šiame mišinyje, bet praeitais metais aš buvau pirkęs šitą mišinį iš DSV per Grynas Baltiją. Tai praeitais metais mišinys buvo biškai šiek tiek geresnis, nes buvo 4 rūšis dobilų, ten saradėlė, juodva, lubinas siauralapis, nebuvo tų visokių facelijų. Facelija, jinai, aš nesakau, kad jinai prastas augalas, bet jinai tarp rapso nėra labai gerai. Tai va, tai
Toks pamąstymas būtų. O šiaip tai, ką žinau, jums spręsti, kaip atrodo rapsas. Aišku, tos ražienos šiek tiek spalva tą sumakaluoja, bet aš manau, praeitais metais buvo gan neblogai su rapsu. Manau, kad ir šiais metais bus visai normaliai. Vienai po kitaip čia daug ankštinių kultūrų. Tos visos ankštinės kultūros, jos kažkiek sukaupė azotą. Ir anksti pavasaris, kai tik vos pradės vegetuoti, jau tą azotą galės pasiimti augalai. Tai manau, priedas tikrai kažkoks tai bus. Antra vertus, gyvo šaknis, jų daug įvairovė, tai irgi prisideda prie dirvožemio sveikatingumo. Tai manau, čia šitas rodiklis yra vienaip ar kitaip vienas iš pagrindinių. O čia štai dabar liucerna mano. Daugelis sakė, kad čia tiesiogiai pasėta, nieko nebus iš jo. Nežinau. Vienintelis, kas yra negerai padaryta, kad rudenį per daug trumpai nupjoviau ir ganėtinai vėlai nusipjoviau. Tai čia, sakykime, didžiausia klaida yra padaryta. Šito negalima buvo daryti. Bet visumoje tai liucerna, kaip žiūrim, gražiai atšėlus. Liucerną aš sėjau čia 25 kg, bet aš manau pilnai pakakti ir 20 kg. Aš sėjau per 2 kartus. Čia akivaizdžiai matosi, kad yra sėta viena kryptim ir kita kryptim yra sėta. Sėjau po 12 kg. Tai va tokia mano buvo mintis, kadangi mano tarpueilė yra 16-20, sakau, bus ganėtinai retai. Tai kadangi susikryžiavo, kažkaip manau, kad bus tankesnis pasėlis. Jis kažkaip stabiliau laikosi, kai netaip greitai sugula žolė. Aišku, jinai sugula, jeigu jau vėluoja pjaut, bet šiaip jinai ilgiau išsilaiko nesugulus negu taip paprastai sėta. Tai manau, kad šiek tiek verta painvestuoti šitą dalyką. Jo labiau, kad ne vieniem metam tai daroma. Atėjau čia savo iki kviečių. Čia yra būtent veislė Delovar. Ir va, vienintelė problema, su kuria pastoviai aš susiduriu, tai galų laukėse. Aš manau, kad ne viena aš susiduriu su šito dalyku. Yra vienmetės miglės. Be proto daug. Ir aš ją čia nupurškiau. Jinai gali būti, kad čia matosi šiek tiek jinai pašviesėjus yra. Tai galbūt čia supontas, pagal mane nupurškiau šitą galų laukę. Bet jau čia ganėtinai vėlai purškiau. Tai gal suveikė, gal nesuveikė. Tai va čia yra šita problema, tos, sakykime, visų ūkininkų. Nemanau, kad vien čia tiesioginis jos no-till technologijos problema. Tai čia, vat, kaip minėjau, yra šitas laukas pasėtas rugsėjo 6, vienas iš pirmųjų laukų sėtas pas manęs taip anksti. Tai jisai aplamai, čia yra Delovar veislė. Tai aplamai ši veislė, jinai labai linkusi krūmytis. Man praeitais metais buvo ten kitame lauke ir buvo praėję su ledais, gan stipriai paguldė, apkūlė tos javus, bet būtent Delovaras išliko beveik stačias, jisai tik trupučiuką šiek tiek palinko.
Aišku, jis nukentėjo, varpos ten šiek tiek buvo apdaužytos, bet vis tiek jisai derlių davė gan gerą. Virš 8 tonų buvo derlius. Tai lyginant su kitom veislėm, tai kai buvo ten cepelinas buvo, irgi jisai gan geras matėsi, buvo gražus, bet jisai buvo gan stipriai apkultas. Gan stipriai. Tai va, čia dabar tuoj prieisim prie to vendelino. Reikia pasižiūrėti, ar ryškiai matosi skirtumas. Šiaip laukas tai ganėtinai gražiai. Čia kažkur tai, jeigu aš teisingai atmenu, lygtais, kad va čia va yra sujungimas. Nes lygtais trupučiuką atspalvis. Nu, su dronu pasikelsiu, pasižiūrėsim, kaip iš viršaus atrodo. Nes atspalvis vendelino šitoj pusėje yra. Šitoj pusėje čia. O čia va yra sujungimas. Matosi trupučiuką eilutė tokia ne visiškai tiesi. Tai čia yra siejamosios sujungimas. Ir čia yra vendelinas, o čia yra dilavara. Jeigu taip pasižiūrėjus į išsivystymą augalų, tai įsikrūmyja be proto tiek vieni, tiek kiti. Nepasimėjau kastuvėlio, kad pakasiuot. Bet iš esmės ir ta ankstyva sėja, sako, gali lygos, visą kitą pult. Kiek žinau, vendelins šį veislė, jinai skaitosi, kad tinkama ekologiniams ūkiams. Tai aš būtent ją ir norėjau išbandyti, dėl to, kad mano tikslas yra ne tai, kad ekologinė žemdirbystė dirbti visiškai, nes su piktžolėm vis tiek, kadangi aš dirbu Notil technologiją, tai man su piktžolėm sukovoti neišeina. Kas dirba ekologiškai, tai jie žemę paprastai dirba, jie aria ar skuta įvairiais būdais žemę dirba tam, kad sukovotų su piktžolėm. Na, o mano atveju, kadangi žemės nedirbu, man tenka su piktžolėm kovoti su herbicidais. Bet tai aš manau, herbicidas nėra ten aukso kalnas, bet vienaip ar kitaip jisai mažiau yra kenksmingas, dėl to, kad herbicidą dažniausiai naudoji arba iš rudens, kaip pas mane šituo atveju yra nupuršti javai iš rudens, arba purški anksti pavasarį. Tai va, iki to derliaus paprastai tas herbicido, ten tos veikliosios medžiagos suskyla ir jų nebelieka. Tai manau, kad čia viena iš geresnių blogybių negu, kaip sakoma, chemizuotas ūkis. Bandysiu šiame lauke nenaudoti fungicidų. Sėkla, kaip minėjau, nėra beicuota, jinai yra apvelta su bakteriniais preparatais. Šitas būtent vendelin, tai yra kažkokiu nauju preparatu, aš pavadinimą atsiprašau, bet neįsidėmėjau. Man Justas Gegeckas, Justinas davė pabandyti, kažkoks tai jisai labiau toksai kaip mikroelementinis preparatas yra. Tai va, pabandžiau, o tas dilavaras yra su Grow ir Protect apvelta. Grow tai galima būtų Biomas, čia bioversijo produktas, Biomas Grow ir Protect yra naudota. Ir dar vienai tonai 100 gramų rozarmino dėjau. Jisai kaip hormoninis stimuliantas, toksai, sakykime, šiek tiek pastimuliuoti šaknų vystymasi. Nors kiek žinau, Grow
tai irgi ganėtinai efektyviai dirba šitoj sistemai ir stimuliuoja šaknų sistemą. Na, bet agronomai patarė, sako, pabandyk, išbandyk tą variantą. Na ir ką darysi, pasidaviau, pabandžiau. Na, gaila tik tai, kad neturiu kontrolės, neturėsiu kaip palyginti. Ta prasme, su kitokiu, nu, sakykime, su cheminiu beicu ir su biologiniais beicais. Na, bet yra kaip yra. Kažkaip tai prasprūdo man šitas reikalas ir aš rudenį buvau kategoriškai nusistatęs, kad nebeicuosiu cheminiais beicais ir paprasčiausiai išėjo iš galvos, kad kontrolę reikia pasidaryti. Vat. O visiškai nebeicuota kažkaip nesiryžau sėklą, nu, grinai nebeicuota sėklą pasėti kaip kontrolę. Nu, kažkaip nesiryžau. Tai va, taip išėjo, kad kontrolės neturėsiu. Tai ir palygyti, aišku, negalėsiu. Bet šiaip tai manau, kad čia viskas yra puikiai. Čia dar kartą atėjau į tą pačią vietą, kur sujungimas yra. Matosi, kad Delovars yra šiek tiek pagal atspalvį tamsesni, o Vendelin yra tokia trupučiuką šviesesnė, bet įsikrūmyja labai įspūdingai tiek viena, tiek kita. Na, aišku, anksti pasėta, rugsėjo 6 yra pasėta, bet ten prieš tai, kur rodžiau Valhau, yra pasėta po 10 dienų, nukūlus pupas. Na, irgi negaliu sakyti, kad ten yra blogai kažkas tai. Manau, kad ir ta ankstyvesnė sėja turi savo pliusų, tiek vėlyvesnė sėja turi savo pliusų. Aš taip sakyčiau, vėlyvesnės veislės reiktų visą laiką sėti trupučiuko vėliau, o ankstyvesnės veislės reikėtų sėti anksčiau. Tada, kaip sakoma, tą išdėstysi javapjūtę. Ankstyvesnės veislės greitai anksčiau nukult, galima bus rapsą pasėti ir taip toliau. Visus darbus savo planuot galėsi kitaip. Tik reikia viską gražiai sudėlioti į savo vietas. Tai va, ačiū labai, kad žiūrėjot. Taip jau įsiplėčiau gan plačiai. Seniai bendravau su jumis per kamerą. Tai tų daug prisikaupė emocijų visokiausių. Tai gero žiūrėjimo visiems. Kas žiūrit, būtinai spauskite laikus. Prenumeruokit mano kanalą. Na, ir gražių švenčių jums visiems. Ateinančių kalėdų ir naujų metų. Kad kitų metų derliai būtų geresni, kad gamta nepašikštėtų šilumos ir drėgmės. O viso kito mes sugebėsim pasirūpinti. Tad iki sekančių pasimatymų. Ate.